tai tu buvai darbe, tai, bet aš ryte, tu ryte. Norėjau paklausti, kodėl, kai grįžtu iš darbo, kodėl peilį pagaląsti būna, kai aš grįžtu iš darbo. Ir tos tamsesnės vilioja, ir tos šviesesnės vilioja. Bet vis tiek linksta arčiau šitos kažkokios spalvos. Kodėl Pepė viską čia šveičia, daro, stato? Nes matot, kad galėtum iš antrinių dalykų pastatyti, padaryti, dar yra labai daug paruošiamųjų darbų. Sveiki visi, jūs nežinot, kas nutiko. Didžiausia nelaimė šiam pasauliu, vieną gerą daiktą tik turėjau, tobulą daiktą, kuris nebuvo sugedęs. Ir Vaižgantas greičiausiai vakar buvo darbe ir sugadino šitą. Greičiausiai jo darbas čia yra taip sugadinti, tai nežinau, čia dar yra beveik pilnas šito skysčio ir reikės ardyti, nežinau, kas čia buvo, gal nukrito nuo stalo. Ir vėl bėga, klausyk. Va, šokis bus, užknisa. Aš nežinau, reikės kažkaip sutaisyti. Tai žodžiu, mūsų planas yra šiandien sutaisyti makroflex šautuvą. Palaukite, kasiulę vežam pas močiutę, paliksim, nes mes važiuojam išsirinkti labai gerą spalvą mūsų virtuvinių. Tai viskas nušveista. Čia biškį gaidį padirbau. Kaip ir priklijavau čia viską. Yra tas tarpas užpakliuotas. Bet va čia man nestingsta. Čia kažkaip labai lievai. Tu sakai, kad aš buvau darbe, bet makrofleksas sugedo. Tai kaip suprast? Tai matyt, buvai pačiupinėjęs, matyt, tavo aura kažkokia netu. Ne, tai tu buvai darbe, tai, bet aš ryte, tu ryte. Norėjau paklausti, kodėl, kai grįžtu iš darbo. Tu ryte grįžai, aš radau šautuvą. Tik po tavo grįžimo radau, vakare nebuvo sugadintas. Norėjau paklausti, kodėl peilį pagaląsti būna, kai aš grįžtu iš darbo. Peiliai būna pagaląsti, nes tu esi darbe, o peilius galąsti reikia. Tai va, peiliai yra visada pagaląsti. Važiuojam, gana šnekėti, reikia eiti, dirbti, ieškoti. Dabar ieškom, iš tikrųjų, labai sunku apsispręsti, norisi, kad būtų spalva tokia, kaip ir medžio liktų, kaip ir mūsų, kad yra spalva. Bet labai sudėtinga yra, ir tos tamsesnės vilioja, ir tos šviesesnės vilioja. Bet vis tiek linksta arčiau šitos kažkokios spalvos ir va iš ten tokių žiūrim. Mes čia tam pirmam sluoksniui pagalvom kažką tokio kakavinio gal užsidengti ir paskui tik tai dar prišveisti ir paskui laką gal. Aš nežinau, kuris tau Vygendai labiausiai, kurį tu. Šitas? Šitas mums nebiški, mūsų stalviršis, kai dažys bus maždaug toks. Tai kažkaip nelabai tinka. Labai sunku yra apsispręsti. Bilikai. Aš tai gal arčiau šitos esu. Čia labai gerai parodyta, kaip gaunasi ant nešveisto ir ant prišveisto. Tenai nieko gero neišsirinkom. Ir dabar yra štai tokios spalvos, kurios patinka. Tai būtų ąžuolas. Čia kažkaip yra bespalvis, bet jis turbūt nesuteikia iš vis jokio atspalvio. Čia gal toks gražus medis. Tai mūsų tas stalviršis yra ąžuolo spalvos. Tai jeigu taip impregnuotume, tai gal būtų labai fainiai. O čia yra gana dideli kiekiai. Čia yra aliejus. Tai bandytume aliejuoti tada tą fasadą. Gaila, kad nėra parodyta, kaip ant šiurkštesnio paviršiaus gaunasi, kiek čia užtamsėja. Ar gal imti, pavyzdžiui, gal galima skiesti kažkaip, kad jeigu bus šiek tiek per tamsiai. Bet jaučiu, kad imam ąžuolą. Sveiki, saldapirskiai. Aš jau vakar galvojau, kad bus 3000 diena ir, žodžiu, jau galėsiu impregnuoti, alijuoti, poliruoti, viską daryti, bet nepavyko, nes dar reikėjo vienos dienos. Dabar taip atrodo viskas. Žinot, kam reikėjo vienos dienos? Dar reikėjo vienos dienos prieš pakliavimui šitų visų dalykų, nes
sugalvojau sumaišyti akrilą, ne akrilą, nu žodžiu, kažkokius klijus, klijuoti su tom, įdėti šiek tiek pigmento ir įdėti pjuvenų ir užpakliuoti. Užkniso, jau buvau pavargus, bet galvoju, padarysiu visus skylės, labai gražiai viską užpakliavau ir, nu ir nesustingo niekaip. Tai susinervinau. Tai vakar varėm, jie dar ieškau užpaklio, bet kažkaip ten, kur važiavam, nebuvo. Ir buvo medienos, bet irgi ten ilgas stingimas. Ir aš kažkaip, galvoju, tai čia tada, jeigu jau ilgas ten stingimas, tai aš galiu klijus su šitu, tuos medžio klijus susimaišyti. Nu tai taip ir padariau, tai vakar prišpakliavau ir reikėjo palaukti, kol sustings. Dabar yra viskas sustingę, viskas taip šveičiasi. Čia turbūt tikrai yra ąžuolas ir labai sunkiai šveičiasi. Nu bele kaip. Tai dabar yra užkaitusi visa karšta mašinėlė ir galvoju, per tą laiką pafilmuosiu vlogą. Vakar įsirinkom spalvą. Tai buvo labai sunku apsispręsti. O, kas čia? Labą dieną. Labą dieną. Tai žodžiu, išsirinkom spalvą ir ta spalva, čia kur ta, sakiau, ruda yra stalčiuose. Tai jeigu, dabar jau pridulkėja, jeigu jos nenupoliruoji, tai jinai būna tokia tamsi ruda, kaip čia, bele kokia tamsi, o jeigu nupoliruoji, tai jinai tokia graži, tarsi kakavinė. Bet aš ir taip, žinokit, žiūrėjau ir taip bandžiau susitaikyti, man jinai buvo per tamsi. Nu ir čia skaitosi ąžuolo spalva, aliejus čia. Ąžuolo spalva, kai sušlapinom vakar šitą vietą ir šitą nulakavau, nu, tai gavosi labai panaši spalva. Nu, tai galvoju, kad šita bus gera, nes aš norėjau tokio šilto atspalvio, kad nebūtų per šaltas. Niekaip, visokių esu prisipirkusi, žinokit, visko dažyti. Ir dabar yra toks dalykas, kad, matot, čia ąžuolas turbūt, bet aš galiu klysti, nes buvo iš tos pačios vietos po šienų rasta šitas ir šiti dalykai. O čia buvo iš kitos parapijos. Tai galvoju, gal šitą, kur yra iš kitos parapijos, bandyti su ta ąžuolo spalva dažyti, o čia tiesiog su bespalviu laku įtrinti, nes turiu ir tokį kažkokį laką. Ir tada gal tokį vientisumą daugiau išgautume. Nu, žodžiu, tai dabar laukiu, kol atvės šlifuoklis ir tada galėsiu varyti vėl šveisti. Jūs galvojat, kodėl mes čia taip ilgai visą mėnesį knisomės? Nu, yra toks dalykas, kad mes darom viską iš antrinių medžiagų, tai jeigu jūs iš seniau sekat, aš jums priminsiu, mes pavasarį pirkom padėklus, tuos padėklus susištabeliavom ir štai, kad galėtum dirbti, reikia pirma išsiardyti padėklus. Tai Vaižgantas parneša padėklus, jisai išardo, tarkim, tada išima vinis, tada kiek įmanoma prašlifuoja, ten virtuviai reikėjo ypač stipriai gražiai nušlifuoti, tai daug reikalų ir tik tada vyksta darbas. Tai dėl ko dar irgi kyla klausimas gal jums, kodėl Pepė viską čia šveičia, daro, stato, nes matot, kad galėtum iš antrinių dalykų pastatyti, padaryti, dar yra labai daug paruošiamųjų darbų ir nėra tik tai taip, kad imi darai, tu dar turi surasti, būtent mūsų tikslas yra šį kartą daryti namus absoliučiai iš antrinių dalykų ir labai minimaliai naudoti kažką, nu tarkim, kažkokie impregnantai, kampukai, ten gal kažkokie medvarščiai, kažką, be ko tu nelabai gali išsisukti, gali, yra ten visokių ten tų būdų ir senovinių, kur gali suleisti viską, bet čia dabar vis tiek ne apie tai. Ir tikslas pagaminti, nu va taip, savo rankom ir iš antrinių atliekų, kad tai yra toks labai, nu nežinau, mes kaifuojam nuo viso to, kad galima sukurti viską iš to, ko kitiem nereikia ir pasidaryti labai ekstra jaukiai. Žinau, kad dar jūs galbūt nematot tos tokios visos vizijos, kaip čia viskas bus, bet aš jau matau, kaip atrodys priderintos lentynos, priderinti visokie dalykai, kur susidės mano gėlės ir viskas pavirs į džiunglės. Ir visos spalvos tarpusavy derės. Ten būna tokių komentarų, jie mano, sako, ką čia kičą darai, ar tenai visokius tokius dalykus mato kaip galutinį rezultatą. Tai aš noriu jums pasakyti, kad čia nėra galutiniai, čia nėra, kad taip pimt, va, aš šiandien jums parodžiau, čia jau baigiau, čia nieko nedažysiu, čia nieko nedarysiu, čia jau taip, kaip parodžiau, taip ir yra. Aš noriu jums parodyti, kaip gimsta visas tas dalykas, kai tu kažkokį tikslą susigalvoji ir
ir įeini, nerista čia galvą ir sukuri savo rankom kažką. Tai man taip noris jums parodyti. Ir galbūt kitiem irgi tada kyla rankos kažką daryti, įsikvėpti ir sukurti, paliekant, tarkim, kažko, ko tu nenori šiuo metu daryti, eini prie to, ką nori. Gyvenimas eina, reikia viską daryti, visko čia yra, bet yra tokių dalykų, kur va dabar sukuri pirmenybę va šitam projektui. Apie šitą projektą jau aš nežinau, kiek laiko svajau, bet paskutinius 2 metus aš jau dariau visokias nesąmonės ant savo sienų, varžiojau, klijavau, lipinau, nes aš žinau, kad mes viską čia griausim ir statysim, darysim būtent taip. Tiesiog reikėjo sulaukti tam tikrų dalykų, kol mes gausim tos padėklus, kol mes padarysim tą ir tą. Ir tas visas galvoj vyko ir kai šį pavasarį jau prisipirko medienos ir aš jau žinau, kad jau šiemet pagaliau kad jau šiemet pagaliau va, viskas įvyks. Tai šiek tiek apie tą, kad gana lėtai čia viskas vyksta. Tai medieną reikia pasiruošti patiem. Tai dabar va, yra labai graži diena, tai Vaižgantas pabandys beveik viską išardyti ir nupjauti ir kiek galės pašveisti, kad džiūtų kambarį, kas dar yra neišdžiūvę. O aš tada va, nusišveičiu ir šiandien tikrai bus ta didžioji diena. Siurbimas visko nusisiurbimas ir tada impregnavimas. Nu, ne impregnavimas, kaip čia pasakyti. Dar parsivežiau tokią kompresoriaus mašinėlę, kur taip gali taip švelniai nupoliruoti viską, tai bandysiu su šita viską nupoliruoti. Tai žodžiu, tai va tiek vėl kalbų, bet, nu, paaiškinu, kad būtų aiškiau, kad žiūrovas žinotų, ko tikėtis. Nu, iki, varau dirbti. O jūs pirštinių neturit? Vargšiukas jūs. Kvėpuok, Asilė, kapstykis dabar. Klaidas ieškojo jaukumo ir ką tik nušoko nuo Žirmūnų tilto. Vidury šuolio persigalvojo, bet upė tai nepersigalvojo. Rūbai jau peršlapė, vanduo ledinis, srovė nekreipė dėmesio į rankų ir kojų maskatavimą. Padėtį dar apsunkina tai, kad prieš susitikimą su juodais Neries purslais jis prisikrovė į kelnes trinkelių. Dėl simbolizmo, o gal ir dėl svorio, kad greičiau nustotų viduriuoti. Kojos į kažką atsimušė. Dugną čia lengva pasiekti. Užtat srovė negailestinga. Upė nestabdo ir neatsiklaususi neša Klaidą tolyn. Kam blėt reikėjo? Kas blėt iš to? Ryčka šaipysis, Rusliko nebus kam pavežti statybas, o Izabelė yra kamuolys. Tai koks skirtumas kamuoliui? Trinkelistas jau pamėlės, nevalingai kruta galūnės, bet kažko dar nepasiduoda. Bando, kad ir nesėkmingai sukti į pakrantę kažkur ten, link Goštauto. Viena ranka tabaluoja iškeltą aukštyn, kita kažką krapšto prie užpakalio. Viena trinkelė išsiimam, antra jau lengviau ir atrodo, žmonės nuo kranto jį ką tik pamatė. Springdamas šaukia pagalbos. Jei tai būtų buvę paskutiniai Klaido žodžiai, jais viskas ir būtų pasakyta. Bet nebuvo. Po kelių minučių iš tolo pasigirdo sirenos. Jam vaidenosi, kad skubančią gaisrinę vairavo mama. Dar po 10 minučių Klaidas jau sėdė ant kranto ir laukia greitosios. Visas apklostytas ir su virpačia ciza lūpose. Jis rūko paskolintą ir stebi, kaip ant šlapių krantinės trinkelių žudosi snaigės. Tūkstančiai tokių pačių. Apie pasimatymą su upe Klaidas niekam nepasakos. Nebent Ruslikui. Taip atrodo, belekai fainiai dabar užglaistavau viską su geltonu moliu ir įdėjau truputį baltos spalvos plytelių glaisto, kad jeigu geltonas molis ten sugalvotų visai jau taip gerai nesustingti, kad spalva būtų tokia šviesi, tai dabar džiūsta ir čia viskas balo, džiūsta ir balo. Tai labai fainiai, negaliu patikėti, kad šitas plyteles pasigaminam savo. Aš prieš 2 ar 3 metus mes jas pagaminam su praustuvėm, kai gaminom ten didesnį kiekį. Ir kažkaip aš jų niekada neįdėjau nei į elektroninę parduotuvę, nei ten kažkaip išreklamavau, nei dar kažkas, nes aš įsivaizdavau, kad čia toksai bus kaip... Gaminau tikrai ne savo. Galvau, kažkas nusipirks kaip kokį pano, susidės iš skirtingų įvairiausių tos pačio motyvo plyteles, bet su skirtingais dizainais. Ir gal kažkokį paveikslą panaudos, gal kažkur duše, dar kažkur, nu tiesiog. Bet šitas projektas buvo ir kažkaip aš jo, nu tiesiog buvo. Ir jūs neįsivaizduojat, liko tik tai 3 plytelės, realiai čia buvo pagaminta šitiem namam. Aš, kai buvom paskutinį kartą ten tokį kaip mini remontą darę, kai langą dėjom, tai nusipirkau tiesiog paprastas
pilkas plyteles ir jos, įsivaizduokit, net nebuvo užglaistuotos. Aš taip nemėgau, man tai buvo negražu, kad aš net neprisiruošiau niekada jų užglaistuoti. Tai tiesiog atlupau vakar ir viskas, ir šitą sudėjau. Tai kaip gražiai atrodo, aš vis laiką įsivaizdavau, kad bus toks kaip rankų darbo, mato tas toksai netolygumas, tas toksai jausmas, šiluma, atrodo, kad namuose dabar šilta, iš karto atrodo, kad jau yra šilta. Tai gerai, dabar šiek tiek apsitvarkau ir parodysiu, ką turiu su impregnavimu, kas vyksta. Čia dabar yra, prisidirbom biškį problemų, bet, žodžiu, toj parodysiu. Bet tai, savo kaip gražu, belekai, fainiai atrodo. Gerai, dabar apie gerus ir blogus dalykus. Tai geras dalykas yra tas, kad stalviršis yra tobulas. Kad, ta prasme, čia yra tas švelnumas, tas malonumas liesti, netolygumas toksai, ta prasme, čia tik tai, žinot, pasvajoti galėjau apie tokį ir nesitikėjau, iš tikrųjų tikėjausi, bet galvojau vis tiek bus labai kažkas ne taip, ten, kai radom tą marinuotas, tas blankės ir kad tos blankės marinuotos, nežinau kiek metų po šieno pavirs į tokį jaukumą ir tokią šilumą namie, wow, 3000. Tai čia jau yra uždengtas aliejus, dar dėsiu dar vieną ploną, tokį sluoksnį, kad jau tikrai ten vanduo kažkur nesigertų. Čia, žodžiu, biškį pabandžiau pašveisti su... nesvarbu, žodžiu, dabar kas yra blogai. Blogai, kad mes išsirinkom visgi ąžuolo spalvą. Ant šlifuoto medžio ta spalva gaunasi tokia, tokia, labai graži, ant labai gražiai prišlifuoto, jinai taip tamsiai nesigauna, o va čia, kur tas medis toks papuvęs, pavargęs toks, žinot, čia iš padėklų viskas yra, taip tokiom patamsėjimai, kiekvienas toks kažkoks nepripoliravimas iš karto gavosi, tokie patamsėjimai. Kažkaip kai pradėjom dengti, viską dengėmės vidų, išorį, viską atrodė, gražiai kažkaip, atrodė gražiai, bet paskui, kai viskas užsidengė, atrodo, blemba, biškį tamsoka ir biškį per stipriai. Tai vakar važiavom dar nusipirkti dar ten to dalyko, kurio reikia tepti ir paskaitėm, kad mes jį galim skiesti, žodžiu, ir, nesmė. Tai aš norėjau už tai, kad būtų taip, o gavosi, taip. Čia yra tobulą. Štai, kur yra, neaišku, koks medis, jis yra labai gražus, nes jis irgi buvo Šiauduose, visi šiti rasti. Fasadas, jis yra iš padėklų. Tai dabar nupoliravau, švelnumas belekoks yra. Vadinasi, įsigėrimas bus mažesnis. Tai aš norėčiau biškį, čiut šviesesnio. Tai dabar galima, tai valiau jau ir su White Spiritu, ir su 646, žodžiu, su viskuo, bet nieko gero nebuvo, tenka poliruoti. Tai nupoliruoju, nuvalau ir tas toks vis tiek efektas, dar čia reikia biškį daugiau pašveisti, vis tiek jis bus, toks biškį dėmėtas, nebus ten, kad viskas labai lygu, tas yra gražu, viskas ok, bet man čiut tamsoka ir aš nesijaučiu taip kažkaip. Tepėm, atrodė, wow, gražu, važiuokit, ir prie plytelių labai tinka, wow, labai gražu, bet vis tiek kažkaip, žinot, kai dar biškį ne taip, ir tada galvoju, reikia dar tą vieną dieną paaukoti, prašveisti, pravalyti su tuo spiritu ir ploną sluoksnį įdengti tada to dalyko. Čia toksai visai gintaras labai gražus gaunasi, tai čia yra valytos, biškį papoliruota ir šveista su 646 pavalyta ir va kaip gražiai atrodo. Tai čia viskas taip išryškėja, bet čia yra reikalų, tai padaryti, kad nebūtų, žinot, yra užtepta, pavyzdžiui, užtepta ir tas raštas toks nėra grynas, jis toksai, toks tarsi užtepta ir nepalikta, nors mes užtepėm ir nuvalėm, bet ne taip. Žodžiu, ne taip, reikėjo kitaip ir gyveni ir mokaisi. Tai dabar reikės padirbėti, kad būtų, taip su tokiu gražiu raštu. Čia aišku, nėra to tokio didelės bėdos ar kažko, bet tai va. Tai taip jaučiasi jau namai, iš tikrųjų, dar labai daug liko, dar langai, lubos, sienos, svetainės dalis, kur irgi norim pasidaryti, kad būtų labai malonu, viską perdažyti, išsiurbti, išvalyti. Čia gali siurbti, nesiurbęs, čia viskas kyla, žodžiu, 3000, bet jau. Tai
Dar čia mintis, galvojau, gal pavyks kažkaip iš ąžuolo pasidaryti tokią lentą užslėpimui, bet nieko gero. Teko nusipirkti jau klijuotą, nežinau kokio medžio, jinai labai gražiai atrodo, bet dabar jinai tokia labai šviesi. Tai jeigu aš ją impregnuosiu su štai, jeigu impregnuosiu ąžuolo spalvą, tai jinai gausis tokia. Gal nėra labai blogai. Kažkaip. Tai įsimpregnuosiu tą ant praskiestos spalvos, tada įsimpregnuosiu kėdės. Kėdės tai labai gražios bus, nes čia medis ir nuo medžio, žinot, priklauso. Būtų viskas ąžuolas, būtų dar kitaip. Tai varau tą impregnuoti, kėdės impregnuoti ir tada poliruoti fasadą. Tai vienur visiškai nušveisti, nes man čia labai negražiai buvo. Tai čia nušveičiu ir iš naujo įtrinu, čia biškį prapoliruoju, kur nepatinka, čia toliau, čia pačia visa nepabaigta yra irgi ir viskas. Ir šitą tada jau paliekam, uždedam visokias plėveles, kad nedulkėtų ir tada varom prie visiškai nusiurbimo lubų visko ir tada kiti etapai. Radiatorius dažyti, langus dažyti, molis paskui ten toksai tepsis, bet čia papasakosiu kituose etapuose. Nelaimingas atsitikimas 3000. Užknisa. Blemba. Kažkaip čia dariau ir tas buvo neuždarytas, tik tai taip pridarytas. Ir kažkaip užkliuvau ir taip takšt ir nukrito. Žodžiu, tokia situacija. Jūs nežinot, ką aš čia dariau ir nušlifavau, ir nupoliravau, ir nuvaliau, ir vėl tryniau, ir vėl nuvaliau, ir vėl skiedžiau. Ir vis tiek gaunasi ne taip, kaip įsivaizduoju, ir įsivaizdavau, ne taip, kaip norėjau. Ir iš dalies iš vienos pusės taip, šilta, graži spalva, gintarinė tokia galima sakyti. Iš kitos pusės visiškai ne tas, ką įsivaizdavau, bet nors aš niekur neįsivaizdavau per daug, nes... Gerai, nesvarbu, tai dabar papasakosiu. Dabar yra taip, su ta lenta. Negalėjau apsispręsti, kuris spalva būtų geriau, tai pasirinkau vieną pusę tokią, kitą pusę tokią. Tai įsivaizduokit, padarau su tuo aliejum, gaunasi tokia šviesi spalva. Jinai yra per šviesi, negražiai atrodo, bet aš negaliu nuspręsti, ar šitą ne per tamsi arba dar kažkokią, nes šitą jau tokia daugiau kakavinė. Žodžiu, tai gelbsti tai, kad stalviršis turi visas įmanomas spalvas. Nuo tokios šviesios, gintarinės, kažkokios tokios tamsios, nes čia jis yra brandintas. Tai vadinasi, tinka spalviškai viskas. Tai dabar tą palieku vieną pusę tokią, kitą pusę tokią. Čia dar su kitu aliejum, su to, kuris išvirto, impregnavau. Ir tada Vaižgantas rytoj grįš ir man bus aiškiau, ar dar kartą tepti su tuo tamsiu ir kitą pusę, ar palikti vieną pusę tokią, kitą pusę tokią. Tai čia, žodžiu, nelabai svarbu. Ir ką toliau? Ką? Tai dabar viskas lieka taip, ten dar darysis lentynėlė, dėsis rankenos, čia irgi dar arba tas krepšys, tas tamsus toksai, kur būdavo, atsimenat, laikydavau, čia labai patogu būdavo kokius pomidorus laikyti, tai gal čia prisikabinsiu tą krepšį. Ir viskas, aš jau daugiau jaučiu nebesuku galvos, gal vis tiek čia 24 valandas stingsta ir viskas keičiasi, tai tada ir žiūrėsim, kokia čia ta spalva rytoj bus. Panašiai jinai bus, bet gal dar kažkiek susigers ir tada viskas. Arba dar kažką biškį pašveisiu švelniai, arba taip jau kaip yra, taip ir yra. Ir ką tada? Ačiū, kad pažiūrėjai iki čia, ačiū, kad paspaudė širdelę ir ten mūsų subscribinė ir panašiai. Tai dėkui tau ir tikiuosi, kad kitam epizode jau galėsim pereiti tikrai prie langų, prie kitų projektų ir sumanimų. Dar prieš atsveikinant, žiūrėkit, dar pamiršau parodyti. Turiu tokią medžiagą, čia ne toksai kaip tapetas, bet čia yra medžiaga, tikra medžiaga iš siūlų ir jinai klijuojasi kaip tapetas, tokia labai gražus dalykas. Ir planuoju čia užklijuoti ant gartraukio ir taip mes paslėpsim baltą spalvą. Labai fainiai sakė, vienas žmogus čia pakomentavo, tai labai
įdomiai sugalvojo, sako, paimkit magnetuką ir prie tų lapelių ar prie kažko keramikinių priklijuokit ir tada galėsit čia magnetukais padaryti ant to metalinio paviršiaus. Šiaip labai, labai faina idėja. Tai čia šitas žinau, kad nebus labai ilgamžis, nes jisai yra, nu, žinot, čia riebalas įsigers bet dabar kuriam laikui bus labai, labai, labai gražu, kol dar nesugalvojau, ar tikrai tą foną kada nors sugaminsiu, ar, nu, nesvarbu. Tai ir tie magnetukai galės lipti per šitą dalyką ir labai ta idėja man patiko ir galvoju, kad aš ją turbūt kažkur panaudosiu ir tarp kitko jau nusipirkau labai mažus magnetukus tokiam dalykam. Ir viskas, jau man atrodo visko pasidalinau, viską papasakojau, norės taip kažkaip prisiduoti. Aišku, būna, žinokit, kyla tiek nervų kartais, tiek jau galvoju, kam čia pradėjai, jau užkniso. Ir tada kartais vėl atsikeli ryte, galvoju, kaip faina, kad pradėjom. Ir tada vėl taip, žinot, taip siubuoja, kas esat buvę remontuose, tai žinot, kaip tai, nu, sekina visapusiškai, ypač jeigu pats tai darai. Ir tada esi toks Aš jaučiuosi tokį įsipareigojimą, kad aš turiu atsinaujinti video ir jum parodyti, kas vyksta, kur progresuojam, kur feilinamės. Ir man atrodo, kad tai yra įdomu, nes man pačiai būtų įdomu. Ir kartais nesinori, ir kartais man nesinori labai filmuoti. Ir tada mes ten viską darom ir jau būna viskas praleista. Ir tada, bet galvoju, jau bent apie virtuvinį, tai jau turi daryti tą video ir rodyti, nes, nu, kažkaip taip atrodo, jaučiuosi tokia. Ir dėkinga jums, kad jūs esat ir kad sekat ir kad žiūrit. Ir kartu mane tas pačio motyvuoja viską taip dokumentuoti, nes iki tol labai gaila tiek visokių darėm projektų ir nėra uždokumentuota, o dabar būtų labai smagu patiems pažiūrėti. Nu tai va, dabar jau tikrai susitiksim Maksimoj, iki kitų kartų. Labiausiai palinkėkit, kad pagaliau prieitume prie lubų, sienų ir langų. Viskas, iki.